chorai ir suaugę chorai. Kita vertus, kai žiūri į juos ir klausai, kyla visai pagrįstas klausimas. Kažin, kiek šiems energingiems jaunuoliams metų? Ponai ir ponios, vyrų choras Varpas atliks Raimundo Katino aranžuotą dainą Balandėlė. Ir choras skiria šią dainą moterims. Ačiū gerbiamam chorui, ačiū žavingiams šokėjams. Mieloji Salomėja, kokie pirmieji jūsų įspūdžiai ir vertinimai? Nu, neblogi įspūdžiai, bet aš tiesiog nesirinkčiau tokio varianto, nors labai gražiai šokot Dalia su partneriu, tokio varianto, kadangi išsiskaidė dėmesys. O aš norėjau matyti chorą, aš norėjau matyti vyrų akis. Ir šiuo atveju... Šokėjai labai užstojo vaizdą, ne? Tiesiog aš Dalios nebemačiau. Aš žiūrėjau į vyrus, o išsiskaitė toksai dėmesys, ta prasme. Kitas dalykas, kad choras ne visai susitvarkė su tokiai muzikai reikalingų laisvumu, tempiniu.
tempo sviravimais. Gal kartais pritrūko vienos repeticijos. Taigi, mano balas šiuo atveju bus 7. Pirmasis balas 7. Kągi, ačiū. Gerbiamas pirmininkė. Nu, žinot, aš turbūt neteisingai perskaičiau pavadinimą, nes kaip balandėliai perskaičiau, sakau, kokį čia meniu mums pateikė. O čia paskui teisingai įvyko viskas. Žinot, teisingas sprendimas. Aš norėčiau apginti dainavimą prieš mūsų kolegę. Norint atitraukti dėmesį nuo dainavimo, teisingą sprendimą padarė, jie pasirinko šokėjus. Reiškia, teisingas pasirinkimas, teisingas. Bet aš galvoju, ir kągi tie vyrai dabar nuveiks, kai tokia žavinga pora prieš akis vaidenas. Taigi, norom, nenorim, tu turi sekti to šokėjus. Bet vyrų patirtis atlaikė šį egzaminą. Jie žiūrėjo į dirigentą. Ir kaip vyriškui dainavimui aš tikrai palaikau šį daiktą. Ačiū. Profesoriaus 9. Na ir Leonardai, kaip tau vyrų choro varpas balandėlė? Aš labai norėčiau kalbėti ilgai apie šį chorą, nors neturiu teisės, bet pamėginsiu labai greitai ir daug. Iš tikrųjų, aš pritariu poniai Salomėjai, nes šiek tiek tas blaškėsi, tas dėmesys ir taip norėjosi ir Dalę matyti, gerbiamą kolegę. Geras variantas, vyrai, labai geras, iš tikrųjų. Sveikinu. Savo ruožtu dar norėčiau pasakyti, kad senais gerais laikais, dar praėjusiam amžiui, kai aš buvau dar labai jaunas, baigęs pradinės klases, aš įstojau... Nesakyk, kad dainavai vyrų chore varpas, Leonardai. Varpelis! Aš 10. 10 balų, Leonardas Pobedonoscevas. Ačiū. Dėkojame chorui varpas, dėkojame. Jie surinko 26 komisijos balus. Mėly žiūrovai, na, o jeigu jūs norite balsuoti už chorą varpas, rinkite 1605 ir įrašykite choro numerį. Na, o antrieji pasirodys Kantemus choristai. Bet kol kas pažiūrėkime trumpą video siužetą apie juos. Beveik prieš 23 metus Vilniuje Ateizmo ir religijos muziejuje paskutinę metų dieną įvyko koncertas. Muziejaus nebeliko, o štai choras gyvuoja iki šiol. Gali klausti daug kas, o kodėl tu Kantemus nemokai? Ir kodėl mes ėjome tą projektą, nes aš buvau kategoriškai prieš. Tokios kalbos. Tai ką, jūs dar gyvi? Jūs dar dainuojate? Taip, mes dainuojam prestižinėse pasaulinėse scenose. Kelių trumpų minučių neužtektų išvardinti visiems Kantemus choro laimėjimams. Gal pakaks paminėti, kad sovietmečiu dėl pavyzdinio choro vardo tekdavo plušėti ne vienus metus. Mes įgavom po metų, nors mažiausiai reikėjo laukti 5. Po metų mes jau tapome pirmą labai prestižinio tarptautinio konkursų laureatas ir taip 7 kartus. 7 kartus iš eilės. Tiesa, po kelių beprotiškai intensyvios veiklos metų stoja štilis. Ko gero, daugelis dar atsimena, kai praėjusio amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje ne kartą kito vertybių skalė. Ir Kantemų žvaigždė kiek apsiblausė. Jinai niekada iš esmės ir nebuvo nusileidusi. Mes tik tais nesirodėme. Darbas nebuvo nutrūkęs visus 20 metų. Aš per 20 metų tus likus nepraleidau nei vienos repeticijos, nors momentais būdavo tik tais apie 12 žmonių chore. Ir vadovas, prie kurio visą laiką nori sugrįžti. Ir nežiūrint to, kad dabar čia daug jaunų veidų ir daug naujų žmonių, bet aš labai gerai jaučiuosi. Kodėl juda tas garsas? Kas šito nervai? Į mane tą kamerą žiūri, ne jūs. Nors tenka iš peties plušėti dėl Lietuvos balsų, Kantemus vadovas Vakaris pirmenybę šiuo metu teikia Velykų savaitės koncertiniai programai. Yra šventi dalykai, o šou gali ir palaukti. Kai susidedi su šitą kompaniją, tai po to visą dušą gali atiduoti ir palikti visą savo laisvalaikį, visą savo laiką. Tai va tai reiškia, kad antras gyvenimas šitie. Kita vertus, choras gyvena atgimimo nuotaikomis ir mėgaujasi naujais, bet jau pasišventusiais nariais. Čia vasarą susipažinau su kantemiečiais ir kaip ir buvo likimo ženklas, į kurį chorą man ateit. Tai aš čia labai neseniai. O čia man patinka draugiškas kolektyvas ir vadovas, kuris yra puikus muzikas brūkšnelis kirvis. Kantemus chorą aš vaikštau daug dažniau ir su didesniu galbūt atsinešimu negu į darbą.
Taigi nerimtai vertinantis šou, bet itin įdėmiai žvelgiantis į rimtąją muziką, Kantemus vis tiek žengia į Lietuvos balsų sceną. Pergalės nesitikė, bet pasiruošęs prieš jūs padėti visą profesionalumą. Tai kodėl mes tiek metų tylėjom? Todėl, kad neįžeis senbuvių. Senbuviai tikrai buvo pasiekę aukščiausią lygį. Ir šito vardo Kantemus mes negalėjome sutepti. Jeigu mes išeiname, mes turime dainuoti taip, kaip dainavo, nors panašiai taip, kaip dainavo senbuviai ir kai Kantemus buvo žvaigždė. Antrieji pasirodys Kantemus. Jie atliks Rondos Polai dainą Come in and stay a while. Ateik ir pabūk. And stay a while, 'cause the world's a sight for now. Give yourself a chance to breathe and try your best to smile. Sometimes it's hard to realize what you need to take the time. Pleasantries can be some help if you search until you find. The one who takes your fondest dreams and turns it into now. So let this place be your lifestyle. Come in and stay a while. Antroji daina apie meilę. Labai romantiška. Pone Salomėja, kaip jums šį kartą? Šį kartą irgi labai patiko. Taip pat kaip ir pirmą. Tiesiog galiu pasakyti, kad kažkodėl man pasirodė, kad merginos labiau myli negu vyrukai. Palauk, tu išsiaiškinsim. Aš Šis nežinau. vyrukas, miela Salomėja, šis vyrukas, tokia šypsena, taip gražiai šypsojasi savo draugiai šalia. Man atrodo, ar gali būti, kad jūsų choro vaikinai mažiau myli negu merginos? Ne, niekada. Patikėsiu, patikėsiu. Ne, tiesiog berniukai buvo labiau susikaustę negu merginos. Šiaip labai gražiai žiūritės, ir daina švelniai ir labai švelniai ją sudainavot. Jūs transliavot dainą tokią, kokia jinai yra. Ir iš jos nieko neieškojot, jokių kitų dalykų. 8. O, ačiū, 8. Publika nelabai patenkinta šiuo balu. Žinot, publika komisijos nariai yra komisijos nariai, nieko nepadarysi. Čia vėliau galėsit pagauti prie išėjimo. Čia. Mielas Leonardai, kaip? Gražiai, iš tikrųjų. Gražiai, bet kažkodėl iškart bet. Ir kažkodėl vėl noriu jums pritarti, gal per arti mes sėdėm viens kito. Merginos iš tikrųjų daugiau šypsojos, nuoširdžiau dainavo, negu susikaustė ir akivaizdžiai susikaustė vyrai. Suprantu, kad tu pavydi to vaikino, kuris gražiai šypsosi. Neišduok manęs, Livija, Aš galiu prašau. dar prie jo prieiti. Aš kaip paprastas vyrukas norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų gražiai buvo sudainuota. Bet buvo ir šiek tiek išsakytų pastabų, tai... 9. Leonardas Pobedonoscevas. Ačiū, Leo. Na ir pirmininkė. Žinot, aš visuomet taikau nekaltumo prezumpciją tiems, kuriuos puola. Tai aš noriu apginti vyrukus. Aš kai kuriuos iš ten pažįstu. Ir tas, kuris labai šypsosi, man irgi gerai pažįstama. Paprasčiausiai jie nesusikaustė sagos per aukštai. Matau, kadangi moteris laisviau atrodo. Kai susiveržia sagos, tai atrodo, kad susikaustės. O šiaip dainavo neblogai. Šiaip tas kūrinys yra įnoringas. Ir tokio erdvėje padainuot kokybiškai tai yra didelis meistriškumas. O šiaip aš galvoju, kad jų dainavimas vertas Arvi, Rūkyto, Kalakuto, ne tik šlaunelės, bet ir truputėlį daugiau. Aš
vis dėlto su tam tikrom didelėmis lygom labai palaikyčiau pagal akademinį vertinimą labai gerai. Ačiū. 9. Vadovui vienas trumpas klausimėlis. Sakykit, ar dabar pagalvosit, kaip truputėlį atpalaiduoti savo vyrukus choro po tokių pastabų? Na, aš nemanau, kad būtų reikalas dar kažką tai atpalaiduoti. Jie yra, mano supratimo, atsipalaidavę. Ganėtinai normaliai. Jeigu visiškai atsipalaiduos, atsišribos, tai nebebus kokybės. Teisingai, vyrus reikia stipriai laikyti, mes moteris tam pritarėm. Gediminas jau suskaičiavęs viską. Dėkojame. Jie surinko 26 balus. Jei jums patiko šis pasirodymas, skambinkite 1605 ir rinkite numerį 2. Kaip ir kuo gyvena trečiasis choras, pamatysime po reklamos. Likite su Lietuvos televizija. Grįžtame į Lietuvos televizijos didžiąją studiją, kur šį vakarą karaliauja Lietuvos balsai. Ponios ir ponai, sutikite, Kauno technologijos universiteto akademinis choras Jaunystė. Nu ką, brangieji. Vienas seniausių chorų Lietuvoje. Vienas seniausių studentiškų chorų. Ne vienas dabar balsą miklinantis kituose choruose yra dainavęs Kauno technologijos universiteto Jaunystėje. Jaunystė gyvuoja nuo 1926 metų. Šiame chore yra dainorėlių, kurių tėvai taip pat virpino stygas Jaunystėje. Karta keičia kartą. O 15 metus jaunimėliui diriguojanti Danguolė lyg ir nuoširdžiai džiaugiasi savo komandą. Tiesa. Ne, iš tikrųjų, jie faini velnių prišveitę. Biški kartais būna pasyvus, kartais kaip nereikia labai nepasyvus. Bet šiaip tai geras jaunimas. Iš tikrųjų smagu ir gaila, kad... Gaila, kad mažai ateina naujų narių. Tačiau ir su šiais pačiais ištikimiausiais chorinės muzikos gerbėjais galima tverti stebuklus. Žinoma, šiek tiek muštro, griežtumo nekenkia, o net būtina. Turbūt tik iš pirmo žvilgsnio, nes šiaip labai linksma būna per repeticijas. Kurgi nebus, jei net jauniausias ir tikrai neįprastas choro narys, na, bent per repeticijas, taip pat išsireikalauja solo partijos. O jei rimtai, nors ne, rimtai neįmanoma, tik juokas ir juokas. Tiesa, kol nedainuoja. Štai tada jie išties būna susikaupę ir rimti. Specialybė yra tavo protui lavinti, o čia lavina tavo dvasią. Gal ir keista, kad į chorą susibūrė daugiausia techninių specialybių studentai. Keista kitiems, bet tik ne jiems patiems. Būdami blaivesnio ir tikslesnio mąstymo, lyginant su humanitarais, jie greit sumojo, kaip pagelbėti chorui finansiškai. Tai reikia prisiminti laisvuosius gyventojų pajamų mokesčio procentus. Tai mes 2%. Turim, tai labai prašytumėm, jeigu yra galimybė, paremkite Jaunystės chorą. O išties tai jūsų valia. Ar ir kaip paremti jaunystę? Procentais ar balsais? Choras Jaunystė ir puikiai žinoma Elvio Preslio daina Love Me Tender.
Publika patenkinta, mėla vadovė, išklausykim, ką sakys komisija. Leonardas Pobedonostevas labai ploja. Nu kaip čia, atsipalaidavė šį kartą? Kaip čia? Kaip, Leo? Tai ne, taip, aš atsipalaidavęs. Daina Aš turiu omeny atsipalaidavę choristai visi. Ai, atsipalaidavę. Tokie šaunus. Tu nori, kad aš tai pasakyčiau? Pakartočiau tave? Aš tiesiog sakau, šaunus choristai, ar ne, vadovė? Šaunus choristai. Taip. Iš tikrųjų, pats jūsų choro pavadinimas jaunystė yra labai įpareigojantis. Tai yra labai daug į tą žodį teigiamų įdomių dalykų gali sutilpti, kaip vitališkumas, išradingumas, energija ir iš esmės prisistatymo daina ir ši daina, jūs pateisinat savo pavadinimą. Bravo. Bet merginos, jūs gavot tas gėlės kaip dirigavimo lazdelė. Tarsi, jūs jau žinojot, kad jūs jas gausit, jūs jas perėmėt. Estafetės lazdelė tiesiog. Apžaist reikėjo. Čia tokia smulkmena, kuri... Jos tikėjosi po buketą, o ne po gėlytę paprasčiausiai. Tai reikėjo ir sureaguoti, mest tą gėlę atgal, ar kažkas panašaus. Žinot, vadovė, aktorius kalba, nepasiginčiasi. Taip, tarp kitko. Tai va, toks niuansas, kuris man kaip žiūrovui patiktų. Taip. 9. 9. Ačiū, Leonardai. Gerbiamas pirmininkė. Aš paprieštaraučiau kolegai dėl spalvų, aš tik žalį mačiau. Jūs žiūrėkit žemiau. O apačioj aš nieko nematau, ten yra juoda. Bet žinot, man patiko Danguolė, dirigentė. Jinai man primena Metropolitan Operos, tai yra New York'e operos meno vadovą. Kada jis diriguoja, jis visas maudosi. Tai pastatykit ją prieš orkestrą, visas orkestras šlapės liktų, man atrodo. Tai čia visų pirma. O šiaip, aš norėčiau pasakyti, mergaitės ir berniukai, įsivaizduojat, kokį jūs turit istorinį šansą prieš visą Lietuvą. Padainuoti su LRT grupe. Preslio kūrinį. Tai yra fantastiška. Teisus mano kolega, kad ta gėlė atrodė kaip lasda kažkokia įteikta. Šekit tau. Tai už tą lasdą vyrus baudžiu. Vytautas Miškinis 9. Salomėja, kaip jums? Gražu. Primena Velykas kažkodėl. Tai aš tai iškart man Velykos ir viskas. Nors tu ką, geltonos gėlės ir žali rūbai. Šiaip man pati daina tikrai patiko, gražiai sudainavo, nors nėra labai sudėtinga. Jeigu lyginant su choro Cantemus kūriniu, tai jų buvo kur